Spalio 4 dieną projekto Opus Mirabile 2024 dalyviai keliavo į Žemaitiją. Iš tiesų į Žemaitijos miestelį Švėkšną tyrinėti sakralinės architektūros. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotoja Monika Žasytienė keletą valandų trukusime pristatyme perdavė gausybę sakralinio meno žinių autentiškoje aplinkoje, tai yra Švento Apaštalo Jokūbo bažnyčioje ir šventorijoje. Tai žinoma ir buvo kelionės tikslas. Renginio dalyvių patirtis unikali. 20 amžiaus pradžioje švėkšniškiai pastatė išskirtinio grožio neogotikos stiliaus šventovę. Patys kasė pamatus, dažnu atveju moteris, degė plytas, jų priskaičiuota net 60 formų. Kraštovaizdžio ir architektūros ryšys nepaprastas. Niekur neregėta raudonų plytų mūro ir tinkuotų sienų jaukaus dekoro dermė interjere. Unikalus Austrijoje pagamintas didysis altorius, kurio skulptūrinėje kompozicijoje vaizduojama šventoji trejybė ir apaštalas Jokūbas, o bažnyčioje altoriuje net 8. Šiuo metu miestelėje gyvena vos 1500 gyventojų ir jie visų mūsų džiaugsmui nenuilsta saugoti ir gražinti tėvų palikimą. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio miesto savivaldybė.